Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Kalba tavo veidas. Viešpats užkalbino Kainą. Dėl ko tau tai pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Pradžios knygos 4 skyriaus 6-7 eilutės. Viešpats matė Kaino pyktį. Jis matė, kaip jo veidas paniuro. Tai rodo, kaip atidžiai Viešpats stebi kiekvieną veiksmą, visus tikslus ir ketinimus ir netgi veido išraišką. Žmogus gali nieko nesakyti, tačiau jo veide atsispindės nenoras vykdyti Dievo valios. Atsiminkite Viešpaties žodžius. Šis klausimas gali liesti kiekvieną jaunuolį ar merginą, kuris kaip ir Kainas parodo savo aistrą, šėtono paraginimu veikiant priešingai Dievo reikalavimams. Jei jūs pasirenkate nusigręžti nuo šventos ir apribojančios tiesos įtakos, tai šėtonas jūs padarys savo valios vergais. Jums kils pavojus būti užvaldytais savo apetito ir aistrų, geismų bei pasibjaurėtinų troškimų. Vietoje to, kad jūsų veido išraiška skleistų ramybę ir užtikrinimą nelaimių metu, lygiai kaip Henocho veidas spindėjo viltimi ir ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą, jūsų veido bruožai bus užantspauduoti kūniškų minčių ir geidulingų troškimų. Jūs nešiosite ne dievišką, bet šėtonišką išraišką. Daugelio vaikų charakteriai atsispindi jų veido bruožuose. Savo gyvenimo istoriją jie nešioja savo veido bruožuose. Jei Kristus yra tas vienintelis principas širdyje, tai bruožuose jūs galite skaityti tyrumą, tobulėjimą, ramybę ir meilę. Kitos išraiškos yra paženklintos nuodėmingo charakterio ženklų. Jose atsispindi savanaudiškumas, klasta, apgaulė, priešiškumas, melas ir pavydas. Kaip sunku tiesai paveikti tokių charakterių širdis ir veido bruožus. Brangus klausytojai, savo vaikus Kristus aprūpino visa dvasinė kultūra. Jei Kristus gyvena sieloje, tai širdis yra prisipildžiusi šventų jo dvasios malonių, kurios pasireiškia pakeisdamos veido bruožus. Jei nori turėti gražų ir malonų charakterį, tai Dievo įstatymas turi būti įrašytas širdyje ir įgyvendinamas gyvenime. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.